Sveiki. Visi nori žinot, ar, kaip ne visi gal, kiti apsisprendė, ką per dovanot per naujus metus. Kaip švęst naujus metus, kaip švęst kalėdas. Visiems wow. Daug išgirsit pasiūlymų, daug išgirsit visko, va taip. Švęst taip daryt. Ir visi tiki, padarysiu jau dabar, kai bus, tai bus. Yra gruodis, brangieji. Vienintelis teisingas atsakymas yra, kaip man to reikia. Viskas. Jeigu jums reikia braškučių, koncertų, draugų ir daug išorėje skambančių dalykų, tai jūs visą tą išorę turėsit ant žirgo užsityst ir vilkt per savo kitų metų tą distanciją. Jeigu žmogus girdės, ko jam reikia, kaip jis nori, su kuo nori sutikti, tai tada labai puikiai jis pasiims tik tiek, kiek reikia ir bus nuostabus jo žygis per ateinančius metus. Nes tikrai metai neįprasti, nors Venera labai stipri bus, bet to pačiu Saturnas. Venera, kaip sakyt, maudosi, Saturnas stovi. Gerai, kada baigsi maudytis, kada eisi kažką padarysi, padalinsi, atiduosi, meilę padalinsi ir Venera tada, kodėl man kažkas vadovauja ir jinai pradeda pykti. O Saturnas tada, tai ką, ateik, žiūrėk, kas už mane stovi. O ten ir Plutonas, ir Uranas, ir Neptūnas. 3 stiprus dėdės. Ir Venera tada, gal užstosi, gal uždengsi. Ir tada Venera ką kviečiasi? Kviečiasi Marsą pakovoti, nes jai neleido pailsėti. Tai kažkaip taip, kitų metų energetinis fonas toksai bendras. Ir žinoma, asmeninis lygiai taip pat. Aišku, prasiskaičiuokit, koks mėnesis jums kiekvienas, kaip ir mokinau. Tai jūsų gimimo diena, sudedat skaičių, pavyzdžiui, 1 dieną gimė 1, 2 mėnesį plus 2, gaunasi 3, metai yra vienetas, 4 ir koks mėnesis, jeigu sausis, vėl vienetas, 5, reiškia, turit komunikuoti ir komunikacija turi konfliktas einantis į harmoniją. Nes harmonijos be konflikto nėra. Kaip bebūtų paradoksalu, bet taip yra. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs atsiribosit nuo viso pasaulio ir esat harmoningi, tai jūs labai stipriai klystat. Harmonija yra tik tai per konfliktą. Jeigu aš išsprendžiau šitą uždavinį, aš žinau, kaip aš turiu elgtis toje situacijoje. Apie tai šitą harmoniją komunikacijos. Būkit išmintingi. Kaip sako, geriau būkit laimingi negu teisingi. Ir tai bus lengva. Sėkmės visiems.